Jono Evangelijos 3 skyrius 16-21 eilutės. Tai pasakojimas skirtas konkrečiai šiandien tau ir man, kurie klausomės tą žodį. Tikriausiai sutiksit logiškai, nėra prasmės čia skaityti, o ten kažkur Kryžių kalne žmonės, turistai vaikšto, čia tipo jiems. Manau, tikriausiai juokingai būtų, skaitom, klausomės čia, sako, čia tikriausiai šitie žodžiai mano kaimynui. Ot gerai, kad anas, jam reikėtų tai paklausyti. Viešpats sako, ramiai. Čia sako, visada Dievo žodis yra tas, kuris klausosi. Su anais visais aš turiu kitus būdus. Ir apie ką šiandien Dievas kalba? Pirmiausiai, tai apie ką kalbėjo, ką skelbė šventasis Pranciškus Asyžietis, kurio vienuolyne mes visi dabar randamės. Čia yra Kryžių kalno vienuolynas ir ši koplyčia vadinasi Švento Pranciškaus Asyžiečio stigmų gavimo koplyčia. Toks yra titulas. Ir pasirodo, kad tas, kuris pirmas žmogus pasaulyje, istorija, mes neturim analogų kitokių. Vienintelis tas žmogus prieš 800 metų, ten paskui, kai išeisit, matysit, yra ikona tokia, ten pavaizdavom su broliu Karlu tą įvykį, kaip angelo Serafino, ten yra dvasiniam pasauliu 9 lygiai angelų, tai tie serafinai ten jau, mes sakom, labai aukštas lygis, 6 sparnais, 2 plevena, 2 yra 2 laikomas kryžius ir 2 prisidengia tas angelas. Ir tą momentą, kai Dievas panorėjo apsireikšti tam pirmajam žmogui, Pranciškui iš Asyžiaus tokiu būdu, jisai pajuto savo rankose, kojose, šone tokį perverinti skausmą. Ir po to, kai baigėsi šis regėjimas, jisai pamatė, mes kaip esam dabar išpaikinti truputį vaizdinių, fantastinių visokių filmų, tiesiog matosi, kažkas transformuojasi jo rankose. Ir ne tai, kad skylės pasidarė, bet formuojasi iš mėsos, tiesiog kremzlių tokios vinių galvutės. Paskiau po mišių, jeigu norėsit, aš ten galėsiu vartelius atidaryti, galėsit patys pažiūrėti, kaip tos stigmos atrodė. Tačiau pagrindinė mintis, apie ką aš dabar kalbu, jinai liečia tą būtent vietą, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Šventas Pranciškus Asyžietis tai yra mūsų kaip pavyzdys, jis kaip kelio ženklas. Jeigu norite, galim sakyti, modelis, į ką žiūrėdami, į kurio gyvenimą įsigilindami, mes galim užduoti savo klausimą, klausyk, tai jeigu jam pavyko patikėti šią švento rašto eilutę ir jau visas gyvenimas apie tai tiesiog rėkte rėkė, tai o aš ką, prastesnis. Jis gyveno be technologijos, tiek daug dalykų nežinojo, kuriuos mes žinom. Pranciškus nežinojo, kad Žemė sukas aplink Saulę, jis nežinojo, kad esam pagaminti iš ko? Molekulių ir atomų, jis nežinojo. Jisai nežinojo, ką reiškia dirbtinis intelektas. Bet tai jam nesutrukdė tapti šventuoju ir būti tuo, kuris sugebėjo įgyvendinti šį Dievo žodį. Ir Pranciškus taip pamilo tą vienatinį sūnų, apie kurį čia kalba Viešpats. Jis jį ne tik tikėjo, jis juom gyveno. Ir jisai iškovojo
tą gerą kovą, apie kurią kalba ir apaštalas Paulius, iškovojau gerą kovą. Jis gyvenimo pabaigoje tai rašo vienam iš savo laiškų. Taigi jisai, Pranciškus, patikėjęs Dievo meilę, jisai gauna apdovanojimą. Ne tą tokį žmogišką, metų žmogus. Jis apdovanojimas žmonijos istorijos, jeigu norit pasakysiu, visatos, visų tų galaktų, kas čia ir dar tikriausiai tai, kas bus atskleista, apdovanojimas aukščiausių įvertinimų paties Dievo. Ir Pranciškus, jisai dėl šitos rašto eilutės jis verkdavo. Kai kalba jo broliai, kurie buvo su juo, toksai brolis Leonas kunigas, jis jam perrašinėdavo tas žaizdas, nes Pranciškus slėpė tas žymes. Jisai irgi aprašo, pasakoja, kad Pranciškus labai dažnai verkdavo. Įsivaizduokit, jis pastoviai verkdavo iki tokio lygio, kad jam atsirado ant veido tokie grioveliai. Ir ten matysit, kai nueisit į mūsų vienuolyno kiemelį, pamatysit labai gražiai italų skulptorius. Tiesiog kiekvieną detalę jisai pavaizdavo. Tiesiog galėsit, jeigu norėsit, prieisit, galite prisiliesti. Ir jisai sako, ir kada jo klausė, sako, kodėl tu, Pranciškau, verki? Ir jisai sakydavo, meilė nemylima. Įsivaizduojat? Dievas taip pamilo pasaulį. Tai, ką turėjo brangiausio, atidavė už tave ir mane, kai buvom bėdoj. Sakykim taip, kai gyvenime buvom susimovę. Aš nežinau, jūs tikriausiai nesat patyrę, kad jūs suklydot gyvenime. Aš tik apie save galiu kalbėti. Esu susimovęs ne vieną sykį. Ir už tai, ką esu padaręs savo gyvenime, tai pagal visą baudžiamąjį dangaus karalystės kodeksą, man mirties bausmė viskas. Parašyta Biblijoje, čia apie mane, čia ne apie jūs. Už nuodėmę, Pauliau, mirtis. Ir jeigu, neduok Dieve, paskutinę teismo dieną bus rodomas mano gyvenimas, jūs ko gero čia, kurie sakysiu, čia tasai kunigas vienuolis. Ir taip, už jam mirties bausmė. Ir viešpats, matydamas mano tokią bėdą, jis pats atsistoja, viešpats, kalbu, antrasis trejybės asmuo Jėzus, nusiema karaliaus karūną, padedant sosto, ateina į tą teismo tribūną ir sako, teisėjau, aš einu vietoj šito brolio į jo vietą. Pasirodo, pasaulio žinomoji teisė, ne tik tai Romos teisė, bet iki tuo buvusių civilizacijų buvo taikomas toksai būdas. Jeigu, pavyzdžiui, mes dabar prisimenam, kaip sumokėti užstatą, ar ne? O jeigu kažkas iš jūsų suklystumėt ir būtumėt nuteisti, kalbų praktiškus dalykus, ne? Sumokė tam tikrą didelę sumą ir tave išleidžia iš kalėjimo kaip už užstatą. Tai čia yra ne kažkoks pigus užstatas, dėl to, kad tau šiandien turėjo būti įvykdyta mirties bausmė, Dievas taip pamilo pasaulį, leidžia savo sūnui ateiti ir pasakyti vyriausiam teisėjui, aš ateinu šį asmenį numirti. Lygiai kažkas panašaus vyko su Pranciškumi. Jisai žinojo, kas jis toks buvo. Tie, kurie šiek tiek domitės, galit šiandien kaip sakant, išminties lobynų, žinių lobynus, tą garsųjį internetą, ten atrasit visą istoriją, kas įvyko Pranciškos gyvenime, jis dalyvavo kažkokiai kariniai operacijoje, buvo ten pasi visko. Tai jisai jautėsi, kad viskas, jam yra mirties bausmė ir
Kai Dievas už jį atidavė savo viengimį sūnų, Pranciškus, gavęs tokį atleidimą, viskas. Jis paliko visą buvusią savo gyvenimą. Tai sako, jeigu Dievas tai pamilo ir atidavė savo viengimį sūnų, jis atidavė viską, ką turėjo brangiausio, Pranciškus Asyžietis lygiai taip pat. Jisai nusirengė savo turtingo pirklio sūnaus rūbus, pašaržuosiu, išsitraukė visą savo banko korteles, padėjo naujausią telefoną, raktelius nuo geriausio automobilio, kalbant mūsų kalba, raktelius nuo savo privataus namo su sodais ir baseinais. Istorija kalba, jisai net visas nuogas išsirengė ir išėjo. Ir jisai sako, nuo šios akimirkos renkuosi būti pačiu neturtingiausiu, ne tik apylinkiai, bet visame pasaulyje, nes tas, kuris pamilo mane, už mane sumokėjo kainą, jis buvo nurengtas, jam buvo nuplėšti drabužiai ir jis buvo prikaltas už mane. Sako, ar aš galiu dar savo kažką pasilikti? Nieko. Tai vat, brangus broliai seseris, šita visa Dievo Evangelija yra man. Nežinau jums. Jeigu bent kažką iš po šių mišių išėję prisitaikysiu savo gyvenime, vadinasi, jūs atėjot nebereikalo. Vadinasi, nebereikalo tas asmuo, dėl kurio šiandien greičiausiai atėjo, jis numirė. Nes kitaip jūs čia greičiausiai nebūtumėte atėję. Ir aš manau, kad pati didžiausia dovana tam asmeniu, už kurį mes šiandien meldžiamės, tai yra, kai jisai mato iš dangaus, kokia transformacija vyksta dabar tavo prote ir širdį. Pradžiuginkim Viešpatį. Amen. Aleliuja.